Žmogus gyvas ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų, atsako Jėzus gundytojui. Jėzus pradeda savo misiją. Ir pirmasis klausimas, kaip patraukti žmones. Lengviausias būdas - duoti duonos. Sotų gyvenimą be rūpesčių, be trūkumo, be kovos. Jei Dievas tvarkytų visas mūsų problemas, jei spręstų finansų, sveikatą, santykius, jei viską sutvarkytų, bažnyčios būtų pilnos, nebūtų ateistų, nebūtų pusiau tikinčių, nebūtų pasiteisinimų, neturiu laiko, esu pavargęs, sportas, kiti planai. Kažkur širdies gilumoje mes vis dar turime šią pagundą - matyti Dievą kaip didelę parduotuvę. Esu su juo, nes kažkur reikia. Meldžiuosi, nes noriu rezultato. Tikiu, nes tikiuosi naudos. Ir tada santykis tampa prekyba. Jei visada tik laukiu iš Dievo duonos, pamažu paverčiu jį, atsiprašau už žodį, prostitutę. Kažkuo, kam sumoku maldomis, praktikomis, pažadais, kad gaučiau paslaugą. Tai ne meilė, tai sandoris. Jėzus atsako, ne viena duona gyvas žmogus. Dievas nėra daiktas, nėra funkcija, nėra sprendimo aparatas. Jis yra santykis. Aš jo ieškau ne todėl, kad noriu lengvo gyvenimo, bet todėl, kad noriu jo ir tik, noriu jo, be įskaičiavimo. Ir būtent tas santykis gydo žmogų. Tas santykis augina, tas santykis duoda jėgų net tada, kai duonos mažai. Gavėnia nėra metas rinkti trofėjus. Pavyko pasninkauti, atsisakiau saldumynų, esu stiprus. Tai metas patikrinti, ar esu su Dievu dėl jo, ar dėl savo naudos. Noriu tiesiog būti su juo, klausytis, leisti jam kalbėti. Ne viena duona gyvena žmogus. Ne viena duona, bet jo žodis. Palaimintos dienos.